Praėjusį video, kai dėjau, parašiau Facebook'e, jeigu mylit, paspauskit laiką. Ir parašė Lukas, nemyliu, bet klipai patinka. Ta prasme, kaip čia? Nemyli, bet klipai... Kaip gerai, bliama, kaip gerai oro įkvėpia. Sveiki, berniukai ir mergaitės, aš Lukas. Šiaip galvojau daryti kai ką kitką, bet kadangi jūsų tokie klausimai buvo neįprasti, pasakyčiau, tai atsakinėsiu juos šiandieną. Zigfridas Filharmonijus nori žinoti, kodėl neatsakinėju pačius absurdiškiausius klausimus. Na, atsiprašau, Zigfridai, šiandieną pasistengsiu pasitaisyti. Tadas nori žinoti, ar aš norėčiau ką nors nužudyti. Kaip ir kiekvienas lietuvis, tikriausiai sąrašo viršuje būtų Kubilius, o be to tai tikriausiai nieko. Osama mirė, ko daugiau reikia, ne? Gyvenimas gražus, valio. Nors man biški nusišyk, bet nesvarbu. Tu pideras? Jeigu aš padariau mados reido parodiją, jeigu su keliais savo draugais su gerai užtūsinės atsikeli ryte ir be triusikų skauda šiknaskėlės, tai nedaro manęs gėjumi, supranti, nes esi gėjus tada, kai tuom mėgaujasi, bet kai tai atsitinka netyčia, tai supranti, čia yra nieko blogo. Explow klausia, ar turi namie klozetą? Na, nežinau, ta prasme, kodėl kilo tokie klausimai, negi per kažkokį tai video galbūt netyčia užsimatė kur nors šūdo gabaliukas voliojantis. Parodžiau taip, lyg jisai bėgiotų, žinot. Na, kaip ir turiu tikriausiai klozetą. Ačiū už klausimą. Bubble S klausia, ką darytum, jeigu parėjęs iš kiemo rastum susprogusius namus? Tikriausiai pats pirmas dalykas būtų, tai yra verkimas, nes suprasčiau, kad mano kompo niekas nebepataisys. Po kelių valandų verkimo, tada suvokčiau, kad aš galiu gyventi gamtoje, kaip vienišas klaidžiojantis ninja, susimedžioti gyvūnus gamtoje ir jais maitintis. Po kokio gero pusdienio aš tiesiog būčiau tikriausiai susirietęs po balkonu, man būtų šalta, aš būčiau šlapęs, išalkęs ir suprasčiau, kad tai yra neįmanoma. Tada eičiau tikriausiai tą patį policijos komisariatą, kur ir prieš kelis mėnesius įbėgęs į visus policijos pareigūnus išvadinau agurkais ir tada prašyčiau jų pagalbos. Na, tada jau savaime aišku, valstybė Lietuva padėtų savo piliečiai. Divix123 klausia, kaip tau Minedas, ar patinka kaip dainininkas? Divix, aš atsakysiu į tavo klausimą klausimu. Kaip tau desertas, tarkim, ledų porcija, apibarstyta su šūdo gabaliukais? Ačiū už klausimą. Kakarotas 1 klausia, ar žaidi Vikingų loto? Ta prasme, aš nelabai žinau Vikingų loto, kas... Aš suprantu, kad yra kažkoks loterija, kažkoks žaidimas, bet Vikingų... Aš nelabai žinau, apie ką kalbėjau. Justinas rašo, duok pamokų, kaip užsiauginti barzdą kaip pasėklą. Na, Justinai, sprendžiant iš tavo nuotraukos, aš galėčiau pasakyti, kad į šitą klausimą aš galėčiau tikriausiai tau duoti kažkokių patarimų po 10 metų, kai užaugsi tu, kai užaugsiu aš, kai mes abu turėsime vešlės ir gražias barzdas, nes aš dabar jos neturiu, nei tuo labiau tu. Dita nori žinoti, kodėl tavo balsas toks fainas? Na, nežinau, Dita, na, gal dėl to, kad aš pats toks fainas, ką, kaip manai. Bet jeigu rimtai, kadangi aš neturiu čia nieko gero, tai žmogus turigi turėti nors vieną pliusą, tai mano pliusas ko gero būtų balsas, ar ne? Nežinau, ačiū už klausimą. Taigi, jūsų pagalba. Klausk Luko numeris 2. Išėjo į eterį? Sveikinu eterį. Tai bent, go champion go, what the fuck is this? Buvo tokių žmonių, kurie nepasitenkinę rašė, jog kodėl aš atsakinėjau klausimus, jeigu aš juos rimtai neatsakinėjau. Na, tai nebūtų įdomu, jeigu aš atsakinėčiau rimtus klausimus, nes kiek žinau, mane žmonės žiūri todėl, kad aš kalbu įdomiai ir juokingai, tai tikriausiai būtų tokia priežastis, nes aš noriu jumis prajuokinti ir aš stengiuosi jumis prajuokinti. Ir jeigu man tai pasiseka, reiškia mano misija įvykdyta. Aš jaučiu, kad aš padariau gerą dienos darbą ir jaučiuosi labai gerai. Laisvai jauskitės palikdami man
absurdiškiausius klausimus, jeigu jie bus tinkami, jeigu jie bus ne apie seksą, tai galite apie. Bus tinkami ir įdomus, turėsiu atsakymą į jį, būtinai atsakysiu per kitą, galbūt ne kitą, nes kitą aš darysiu jau kitokį vlogą. Ačiū, kad žiūrėjote.